Apie esmę. Lietuva yra tokia geopolitinė padėtį, kur per amžius į šitą žemės lopinėlį kitos didžiosios valstybės, kokios jos tuo metu buvo, visada turėjo interesą. Nebūkim naivus, tie interesai nedingo šiandien. Yra du būdai užvaldyti valdžią ir valstybės. Jėga, bet prieš šitą jėgą mes turim puikų imunitetą. Mes atidirbę per amžius mūsų genetikos genuose tai yra, ir jeigu mums tik jėgą panaudoja, mes puikiai atsilaikėm prieš Rusijos imperiją, prieš sovietmečio, todėl kad yra jėga ir mes žinom ką daryti, pas mus tai yra genuose. Yra kitas būdas valdyti finansai. Bet aš visą laiką savo užduodu klausimą, kas būtų, jeigu mes būtume pralošę Žalgirį. Suprantat? Ne jėga ateina, o ateina truputį kitaip pateikiamas klausimas finansai. Ar mes būtumėm išlikę? Tuo tarpu šiandien yra klausimas šitas, kad ateina pinigų jėga. Mes visiškai neturim jokio priešnuodžio. Mes absoliučiai parsiduodam. Mes neturim nugarkulio to klausimo. Ir nereikia būti naiviems, kodėl yra 10% prie konteinerių. Sovietmečių buvo neskaičiavom, dabar suskaičiuojam. Mūsų tautos mentalitetas, kur yra mūsų genofondas, mes apie šitos dalykus apskritai šiandien nebekalbam, nes mes esam Europos Sąjungos piliečiai su žodžiu ono. Jeigu kas nežinot, jaunimas ono tai yra bendroji giminė. Viskam tinka. Čia yra esmė. Tai vat mes esam ne tiek, sakyčiau, nutautinami, nes tai žinot, yra ilgesnis procesas. Paversti bendrąją giminę, nežinančių savo šaknų, nenorinčių. Pažiūrėkit, kaip mes mokinam lietuvius, reiškia, mūsų tautos istoriją. Mes jos nebemokinam, mes turim pagal laikotarpį, laiko liniuotę įskaidytus įvykius ir mūsų tautos istorija nėra sukoncentruota ir aš konstatuoju faktą, kad vaikas baigė vidurinę mokyklą, o jis žino, gabaliuką ten visumos nėra. Šitie visi dalykai veda į vieną ir vienintelį dalyką. Mūsų šaknų praradimą. Į tą bendrąją giminę vedimą. Ir todėl nereikia stebėtis, kad mūsų 60% neina balsuoti. Tai yra labai gerai sukoduota mūsų valstybių, kaimynų, kurie turi interesą čia politiką, kurią mes sėkmingai darom, dėja girdimieji, savo rankomis. Kada mes šitą pagaliau suvoksim, mūsų politikai šitą nebesuvokia. Mes jų politiką, planus kurtus, nesakysiu kur, nes nežinau tiksliai, bet manau, kad 3 valstybių tai tikrai į šitą žemės gabalą yra tiesiog suprognozuota, už kiek laiko čia bus galima padaryti A, B ir C žingsnius ir konstatuoja dabar patį tragiškiausią įvykį mum, ką mes kiekvienas turim suvokti. Priešnuodis tam mes turim turėti slaptą strateginį valdymo centrą, kur mes lietuvių tautos žingsnius planuojam išlikimui ir apsaugai. Šito mes neturim. Kodėl? Va čia gal ir yra mūsų pagrindinė politika, kad to laikyti nereikia, kad to turėti nereikia. Kada mes šito neturim, mes žaidžiam jų žaidimą. Tas žaidimas veda ne į lietuvių tautos išsaugomą ir apsaugą, visom prasmėm. Ir ne tik lietuvių, bet čia, tarp kitko, Lietuvos valstybė visais laikais buvo ne mono, daugiatautė. Visais laikais mes sugebėjom sugyventi, bet vektorius buvo labai ryškiai išreikštas, labai vieningas, labai organizuotas. Šiandien mes neturim vektoriaus. Mes turim vektorių į Europą, atsidūrėm ten. O ten pasirodo, labą dieną, kiek vokiečių vektorius taip veikia, prancūzų taip, anglų labai aiškus, rusų aiškus, žydų aiškus. Aš užduodu klausimą, kur mūsų vektorius? Mūsų vektorius, pažiūrėkit, dabar netgi patvirtino logotipą kovo 11-ąjį, tą žino tautinė juosta, o toliau kvadračiuką išlaksto. Išsivaikščiojimą į sąmonę mum jau galą, kad mes turim išsivaikščioti. Jeigu grįžti kelius tūkstančius metų į mūsų buvusią valstybę, apie ką mes nepripažįstam ir nesimokinam ir nenorim žinoti istorikai, aš konstatuoju faktą, kad mes dabar
pripažįstam valstybinę politiką mūsų istorijos moksle yra tai, ką Jekaterina II parašo į vadovėlius ir mes net pretenzijų nekeliam, neužduodam savo klausimo, kokią mes turim tautos istoriją, o mes turim Jekaterinos II parašytas slaptosios švietimo komisijos. Tai nuo čia pradžia. Bet prieš tai Damus Valdas, kaip žinot, pavadino po 5 metų. Tai užduodu klausimą, kas čia yra? Ar mes suvokiam, kad šitie rinkimai tai yra pabandymas, sakau žodį, pabandymas, nes jėgos yra per daug galingos anoj pusėje. Susivienyti visiems lietuviams, nepriklausomai kokioj partijoje jis yra. Man šiandien tai yra 0. Aš galiu su Paleckio žmogum, patriotu kalbėti, todėl kad mūsų vektorius yra tos durys ir mes per jas turim išeiti. Mes nebegalim skaidytis jo, bet pasižiūrėkit, kaip įdomiai buvo. Šitas judėjimas turėjo būti daug didesnis. Supykinta. Atsirado personos, kurie tai daro, už tai 4 milijonus kubilius duoda. Tvarkingai dirba. Pasižiūrėkim, kokią uždangą padaryta su Pakaunės vadinamu Garliavos įvykiais. Tai yra dūmų uždanga. Aš nesakau, kad pedofilijos Lietuvoje nėra jokių būdų. Mes to nenorim tirti, čia yra kitas klausimas. Bet dūmų uždanga, todėl dūmui. 2 metus šnekam apie problemą, kada mergaitės interesų nieks Lietuvoje negynė, ginam tetos, uošvienės, ten nežinau kokius, negina mergaitės interesų. Čia interesas buvo, čia tą reikėjo ginti. Suprantat, valstybė šito nedaro. Dūmų uždanga, spauda daugiau nieko neveikia, problema numeris 1. O aš konstatuoju faktą, kad pagrindinis klausimas buvo mūsų valstybei atominė energetika. Tyliai ramiai, be diskusijų, be nieko, praėjo šitas klausimas. Va kaip vyksta politika gaudri sužaidžiama. Ir mes šitoj mėsmaliai, taip, Pakaunės. Be abejonės, kad tai yra problema. Be jokios abejonės, kad tai rimtas labai dalykas. Ir iššūkis mums, ar mes apskritai turim imunitetą prieš tokius dalykus, 5 žūtis ir tyrimas 0. Tai čia yra, kaip aš sakau, kitas klausimas. Bet esminis dalykas yra, kad mes nebesusivokiam situacijoje. Ir mūsų valdžia net nebando mus nukreipti, ką mes mąstytumėm. O yra bendras tendencija vektoriaus neturėjimus. Pabandykim per šitos rinkimus. Nors sukaupt branduolį žmonių, kuriems svarbu ir esmė, kas mes tokie esam, kur mes gyvenam, jeigu šito žemėje, jeigu čia yra Lietuva, tai kad jinai ir vadintųsi ir kad mes esam šeimininkai. Labai paprasta, tiesų, aišku ir konkretu. Lygiai tą patį turi pasakyti rusas čia gyvendamas, lenkas tą gyvendamas, jeigu taip jį galima pavadinti, sakyčiau, šiandien vietinis gyventojas, nes jis joks lenkas, jo čia nieks netvežė, jo šaknis yra čia ir jis ir tuteišis. Gudas čia gyvendamas, latvis čia gyvendamas, žydas ir visos kitos tautybės. Jeigu jų čia šaknis, čia yra jų žemė. Ir mes turim ginti savo visi kartu interesus. Labai dažnai aš jau pasigirčiu, kad mūsų šitą iškart prilygina, tai jūs prieš kitos tautybės. Nieko panašaus, eina šneka apie gynimąsi nuo šitos visos sistemos. Ir jeigu kas nors mano, kad kovo 11-ąją paskelbėm nepriklausomybę, mes tapom nepriklausomi, tai dokumentas, deklaracija, ką mes turime padaryti. Praėjo 23 metai, mes padarėm, konstatuoju labai liūdną faktą. Apskrita beveik šio klausimu 0. Pabandykim šito vietoj susivokti ir suprasti, kaip kiekvieno mūsų pareiga šitom periode, rinkiminiam periode elgtis ir ką mes turim daryti. Jeigu jums nepatinka va šitie visi kandidatai, nebalsuokit už juos, bet jūs turit balsuoti už 10 numerį, nes tai yra galimybė atsiras kitiems žmonėms. Numeskim šito asmeniškumus, nes čia gali taip paaiškėti, kad žinot, nepatinka Jonas, Petras nepatinka. Yra sąrašas, jūs už šitą sąrašą privalo balsuoti. Kita legenda dar leidžiama. Jeigu balsavot už Petrą, tai gink Dieve, jūs turit būtinai balsuoti už tą sąrašą, kadangi taip neįmanoma. Tai yra 2 skirtingi balsavimai. Balsai apskaičiuojami skirtingai. Tai suprantat, kaip yra? Reikia žmonėms pateikti visas pasiaiškinimo galimybės, kad jis suvoktų, kaip, kas jam patinka, jeigu tau patinka šitą idėją, kaip tu turi daryti, nes yra daug tokių žmonių, kur sako, aš negaliu, čia mano partijos narys, tai kaip aš negaliu prieš jį balsuoti. Gerai, bet ar tau šitą idėją patinka, tai tu balsuok už šitą idėją. Mes turim apie šitą šnekėti. Ir aš manau, kad dar kartą sakau, labai norėčiau, kad taip kaip Baltijos kely mes sustojom vieningi,
Prisiminkit, ne vieno eismo įvykio nebuvo, nors suvažiavo 1,5 milijono žmonių ir visi tvarkingai sugebėjom padaryti. Pabandykime per šitos rinkimus pakelt Kauną. Kaunas yra pakeliamas. Kaunas nėra ta vieta, kur šitas klausimas, apie ką šneku, neaktualus, čia yra bastionas. Ir aš manau, kad jeigu mes visi išsiskirstom ir dirbam tą darbą, mes tą tikrai padarysim. Šiandien klausimas net ne piniguose, ne kitas. Klausimas yra vektoriaus atradimas ir jo suformulavimas. Esminis dalykas, ko pas mus Lietuvos valdžia sąmoningai nedaro, nes vykdo kitų valstybių užduotis. Dar istorijoje yra vienas faktas, slaptas dalykas, ką apie tai nekalba. Visos viešos valstybių susitarimų sutartys yra viešinamos ir viskas labai aišku, skaitom, diskutuojam. Būna slaptų susitarimų, apie ką mes sužinom kažkada kažkur po to. Kokie jie yra, aš nežinau, bet aš jaučiu, kad jie yra. Taigi pabandykim, sąmoningi piliečiai, padaryti tai, ką priklauso nuo mūsų. Mūsų žemės valdymas, kuri vadinasi Lietuva, yra tautos rankose ir niekieno kito, nei jokios partijos. Viskas pabaigiau, visą savo kalbą. Ačiū labai.